Sveiki, taigi šioje video pamokoje parodysiu CSS teksto formatavimą. Taigi parodysiu, kaip keisti šriftus, kaip keisti šrifto stilių, dydį, storį, bei kaip lygiuoti tekstą arba kaip transformuoti tekstą į ką nors kitą. Taigi pradėsiu nuo tiesiog teksto pasirašymo arba teksto susigeneravimo. Taigi, kaip įrodžiau kažkuriame video, kad galima naudoti lorem ipsum generatorius visokius, tai ši nuoroda bus žemiau. Taigi, tiesiog susigeneruosiu vieną pastraipą teksto. Arba ne, kelias pastraipas, tarkim. Pasiemu, viską nusikopinsiu ir uždėsiu kelis skirtingus paragrafus. Ok, taigi pasidariau keletą skirtingų paragrafų. Vienas paragrafas, dar vienas ir taip toliau. Taigi turiu 5 paragrafus, jie visi yra bodyje. Ir galiu pradėti su font family, tai yra šriftais. Dabar kaip keisti šriftus? Tai galite tiesiog naudoti visko selektorių ir ant visko užmesti font family. Tai jeigu puslapyje bus kokių nors tekstų, antraščių arba šiaip kokių nors žodžių ir panašiai, tai visi įgaus vienodą font family, tai yra vienodą šriftą. Tai aš dabar, kad parodyt įvairiausius skirtumus, tai aš galbūt tiesiog ant P naudosiu kokius nors ID ir tuomet aš ant paragrafų skirtingai užmesiu skirtingus šriftus. Dabar dar prieš tai prarefreshinsiu, pasižiūrėsiu, kad tekstas būtų čia ir pasididinu. Ok, taigi dabar uždėsiu ID pirmas. Ir ant štai šio paragrafo uždėsiu skirtingą šriftą. Ok, taigi CSS ID pasiemamas per groteles ir parašant pavadinimą. Ir toliau eina laužtinis kliausas, į kuriuos eina CSS kodas. Dabar norint keisti šriftą, reikia naudoti font family. Ir dabar su font family yra keletas dalykų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Tai visų pirma, į font family galima išvardyti tiek šriftų, kiek tik norite. Tai šriftas bus parinktas pagal svarbą. Įrašant, čia tarkim pirmą šriftą įrašysit kokį nors, tai puslapis užsikraus, naršyklė nuskaitys CSS kodą ir žiūrės, aha, tas šriftas yra pas tą žmogų kompiuteryje, ok, užkraunu tą šriftą. Jeigu to šrifto nėra kaip užkrauti, tai jisai užkrauna sekantį šriftą esantį už jo. Tai yra antrą šriftą. Pirmą praleidžiu, antrą užkrauna ir taip toliau, kol randa atitinkamą šriftą. Čia jeigu naudojat kokius nors kitokius šriftus, neįtraukėt, neparsiunčiat to šrifto konkrečiai. Taigi, kad išvengti nesklandumų, galite iš karto naudoti web safe fonts. Tai galite paguglinti, iš karto išmes keletą rezultatų. Tai pavyzdžiui, čia pirmas rezultatas buvo W3 Schools. Ir štai čia yra išvardinti šriftai, kuriuos galite naudoti saugiai. Tai yra, jie pas visus yra. Linux'uose, Mac'uose, Windows'uose, visur yra šitie fontai. Jie yra saugus naudoti. Na ir, aišku, pavyzdžiai yra išvesti ir kaip jūs galite juos naudoti. Tai pavyzdžiui, pasimkim tokį, kuris akivaizdžiai matytųsi, kad pakeistas bus. Tai pasiemu, tarkim, šitus 3. Kabletaškis būtinai ir taip pagaunasi. Ok, dabar kas čia vyksta, tai font family, tiesiog tipas to stiliaus ir panašiai. Toliau čia pirmasis šriftas, kablelis, antrasis šriftas, kablelis, trečiasis šriftas ir taip toliau galite rašyti. Tai jeigu naudojate tuos saugius šriftus, tai jums net nebūtina jų visų išvardinti kiek tik norite, nes paprastai jau pirmas turėtų suveikti garantuotai, jeigu iš bėdos, tai antras. Tai trečias, akivaizdžiai, tikriausiai nebus pasiekiamas ir jo neprireiks niekada. Tai tiesiog va toks dalykas. Galite išvardinti nuo 1 iki daug šriftų, kiek tik norite. Jeigu naudojate web saugius šriftus, ką dabar ir pabrėžiau, tai tiesiog užtenka pilnai 1 arba 2 išvardinti, nereikia krūvos išvardinti. Bet jeigu naudojat ką nors labai mandro, tai tikriausiai gali ir nesuveikti tie mandrumai visi. Taigi, ok, pakeičiau pirmąjį šriftą. Pasižiūrim, kaip tai atrodo.
Ir kaip matote, šriftas kuo puikiausiai pasikeitė. Ir tai tikriausiai yra pats pirmas šriftas Impact. Taigi, jep. Toliau. Galite nebūtinai naudoti web saugius šriftus. Galite naudoti kažką tokio labiau custom. Taigi, ką galite daryti dėl to? Jūs galite naudoti išorinius šaltinius. Tai yra parsiųsti patį šriftą ir jį naudoti, na, kaip jūs norite. Ir antras variantas tiesiog turėti pas save puslapyje vidiniuose failuose tą šriftą ir jį, žinoma, žmogui atsiųsti ir, aišku, jį naudoti, kaip jums pridera. Taigi, kad naudoti išorinių puslapių, tai galite naudoti, pavyzdžiui, Google Fonts. Čia vienas iš variantų, yra daug visokių puslapių, bet tikriausiai populiaresnis toks vienas tai yra Google Fonts. Tai google.com/fonts ir rasite labai daug įvairiausių šriftų. Ir čia juos galite pagal visokias kategorijas ir taip toliau rūšiuoti ir panašiai. Tai jeigu surandat norimą šriftą būtent šitame puslapyje, tai spauskit Quick Use ir čia aišku parametrų visokių bus ir panašiai, tai kol kas dėmesio nekreipkit, vėliau paaiškinsiu. Ir čia aišku yra ir žemiau nuėjus, matote, kad galima importuoti ir tada naudoti. Tai jeigu norit importuoti per HTML, tai dėkit šitą kodą į head dalį, bet virš CSS-o tą, ką inkludinat. Tai dabar pas mane HTML va toks, mano CSS failas yra šitas. Tai jeigu imsite iš Google Fonts va šitą nuorodą, tai ją meskit virš šito style.css ir tada stiliuje naudokite šitą nurodytą font family. Jeigu norite, galite importuoti per CSS-ą. Tai vėlgi kopijuojam, tarkim, ir tai eis į patį CSS viršų ir kai puslapis krausis, eis, žiūrės, ok, title nustatom toks, CSS failas parsiunčia CSS failą, tada, ok, mums reikia tokio šrifto, pasiema tą šriftą ir jūs jau jį galite naudoti, kur tik norite savo stiliaus failę. Ok, taigi, aišku, būna font family koks nors nustatytas, tai tiesiog pasiemu, tarkim. Dar prieš tai antram paragrafui užmesiu ID. Toliau naudoju tą ID. Pasiemu antrą paragrafą. Font family, čia viskas ok. Taigi tas pats font family, tiesiog šriftas kitas. Čia yra iš išorinio failo ir išorinis failas, va štai čia fonts, Google, Apps ir taip toliau. Ok, tai turėtų dabar pasikeisti tas šriftas, nueinam pasižiūrim. Ir štai visai kitoks šriftas. Kaip matėte, trumpam nebuvo jokio teksto visiškai. Tai dėl to, kad užkrovė puslapį, tiksliau, kaip ir krovė tą puslapį, ir iškart čia va importavo, tai yra siuntė iš Google tą šriftą pas mane į kompiuterį ir tada jį užmetė ir aišku viskas toliau done. Taigi, Google Fonts vienas iš variantų, yra dar daugiau, bet aš tiesiog šitą parodysiu, jeigu jums reiks. Susirasit ir kitokių vietų, bet nemanau, kad reiks. Tai. Jo, ir toks yra išorinių šaltinių importavimas. Toliau, ką daryti, jeigu jūs kažką labai mandro susirandate, tarkim, DA fontuose ar 1001 fonts.com ar panašiai. Tai tarkim susirandat kažką labai mandro ir norite jį panaudoti, bet nerandat Google fontuose to šrifto, nerandat niekur kitur, iš kur galėtumėt kaip iš išorinio šaltinio panaudoti. Tai jūs galite tą šriftą parsisiųsti, laikyti vidiniuose failuose ir naudoti kaip norit. Tai tarkim parsisiųsiu. Atsidarysiu. Ir toliau gaunu TTF failą. Dabar einam į puslapio failus. Štai mano puslapio failai. Išskleidžiu tą TTF-ą į puslapio failus ir galiu uždaryti archyvą. Toliau, dabar galite šriftus dėti
į tą patį aplanką, kuriame laikysite stiliaus failus, tai jokio skirtumo, tiesiog galbūt bus lengviau rasti. Jeigu daug šriftų naudosite, kas yra žiauriai nepatartina, tai galite į kokį nors kitą puslapį mesti. Aplanką tai yra. Ok, tai tarkime, turite šriftą parsisiuntęs. Aš viską laikysiu viename aplanke, kad būtų patogiau. Tai dabar ką reiktų daryti? Tai mums reikia naudoti font face. Dabar aš nusikopijuosiu visą pavadinimą su galūne, aišku, ir einam į stiliaus failą. Dabar taip. Vėlgi, prie importavimo tiksle geriausia naudoti tokius dalykus. Tai yra pačiam viršui CSS. Jeigu jums patogiau kur nors kitur, na, tai galbūt galite naudoti, bet tiesiog reiktų importavimus daryti viršuje pačiame, o visą likusį kodą apačioje. Ok, tai dabar rašom eta font face laužtiniai skliaustai ir čia galime importuoti savo šriftą. Tai dabar gausis taip, mums reikia du dalykus nurodyti. Font family ir pasirinksime mūsų šrifto pavadinimą. Toliau kabletaškis. Ir kitas dalykas, ką mums reikia nurodyti, tai source, src. Tuomet eina URL ir jo vidų eina adresas to šrifto. Ir įdėjau į kabutes. Ok, šitoj vietoj font face, source URL galite nebūtinai naudoti vidinius failus. Jeigu susirandate kur nors kitur, kur tiesiogiai būtų pasiekiamas TTF ar kitoks šrifto formato failas, jūs galite pilną URL adresą parašyti, tai yra su HTTP ir taip toliau. Taigi būtinai su galūne nurodykite, kokie jinai ir bebūtų. Ir aš uždėsiu ant 3 paragrafo tą šriftą. Į kabutes. Man išmeta iš karto ir galiu. Dabar yra toks dalykas prie font family. Kai kurie šriftai nesideda į kabutes, kai kurie dedasi į kabutes. Tai tiesiog jeigu neveiks, pabandykit su kabutėm arba be jų, tai irgi toks dalykas gali nutekti. Ir dabar pasižiūrim, ar tai pakeitė. Ir tai pakeitė. Viskas tvarkoje veikia. Tai aš galbūt nutrinsiu arba ne. Paliksiu tuos paragrafus. Tai jo, viskas suveikia. Čia pirmasis šriftas, antrasis, trečiasis ir čia toks standartinis, nelabai gražus šriftas. Ir ok. Dabar įsiaiškinam, kaip šriftus naudoti, kaip juos naudoti iš išorinių šaltinių, kaip iš vidinių puslapio failų ir dabar dar liko keletas dalykų parodyti. Taigi, galime naudoti šrifto tam tikrą stilių, font style. Tai galime naudoti iš karto prie font family, tarkim, pirmam paragrafe, antram, nesvarbu. Čia nustatytas tiesiog šriftas. Mes galime jo stilių taip pat pakeisti, dydį, story ir panašiai. 4 paragrafas ir ant jo dedu stilių. Dabar taip, išmokot kaip naudoti font family, jeigu norit galite uždėti. Dabar dar vienas dalykas yra font style. Jis gali būti normal, italic, oblique. Tai normal yra normalus šriftas, žinoma. Italic toks pasviras. Ir kaip matote, tai pakeitė, tai dabar žymiai gražesnis tekstas atrodo. Ir aišku, galite naudoti oblique. Nežinau, ar tai ką nors pakeitė, bet toks yra dalykas dar. Šiek tiek galbūt, nežinau. Na, nesvarbu. Toliau galime naudoti, tai yra keisti šrifto dydį su font size. Font size galime keisti su pikseliais į M arba procentais. Dabar pikseliai yra
galima sakyti, visiems suprantami, kaip jie naudojami, tai yra didesnis, mažesnis dydis. Kuo mažesnis dydis, tarkim 10 pikselių, tuo mažesnis šriftas. Kaip matote, žiauriai mažas šriftas dabar. Tačiau IM ir procentai nėra labai suprantami. Bet jie yra labai gerai naudojami prie prisitaikančių dizainų. Nes būna, tarkim, monitoriaus rezoliucija ar skiriasi ar panašiai, bet tai yra įstrižainė, bet rezoliucija ta pati ir mes galime pritaikyti su tais IM ir procentais, kad gražiau atrodytų visada tie šriftai. Tai dabar IM gaunasi, vienas IM yra toks, koks yra standartinis dydis. Va, toks pat, koks ir buvo. Vienas IM yra standartinis, tai čia turbūt 12 pikselių ar 14 buvo toks numatytasis dydis. Toliau 0.5 IM bus per pusę mažesnis nuo to standartinio dydžio. Tai yra 50%. Virš 1 IM tai bus, kaip ir galima sakyti, padauginta, tarkim 2 IM. 200% nuo to standartinio, tai yra numatytojo dydžio. Taigi galite naudoti taip pat ir procentus, tai būtų lygiai tas pats, kas IM. Na ir šiek tiek mažesnius procentus išdėjau. Taigi galite font size naudoti pikselius, IM ir procentus. Tai kas jums patogiau, tą ir naudokite. Aš, tarkim. Tai aš tiesiog čia įrašysiu 1,5 IM, kad galėtumėt pasižiūrėti, kaip prireiks. Ir lygiai toks padydis šrifto gaunasi. Tai su IM pamatysite daugiau, kai kursiu prisitaikinti dizainą šių video pamokų šios video pamokų serijos pabaigoje. Tai toliau kitas dalykas yra font weight, tai normal, bold, bolder, lighter, tam tikros skaičiaus, initial ir inherit. Tai normal, bold, bolder, lighter, tai turėtų būti aiškus skaičius. Jau matėte štai čia. Tai čia yra tas font weight. Tai jūs galite kokį nors skaičių naudoti. Jeigu čia, tarkim, pasirenkat dar tokį pridėti, tai galite font weight naudoti, tarkim, 800, jeigu norite tokio storo šrifto. Ir, tai tarkim, font weight ir panaudosiu bold. Ir man padarys pastorintą. Toliau, jeigu šriftas leidžia naudoti skaičius, galite naudoti skaičius, galite naudoti bolder, kaip matėte, ten išmetė, galite naudoti lighter. Ir dar yra du dalykai, tai initial. Gausis paveldėjimas, tai yra numatytoji reikšmė. Ir dar yra inherit, paveldėjęs iš tėvinio elemento. Tai jeigu prireiks, žinokit, kad tokie yra. Toliau teksto lygiavimas ant 5 paragrafo, ID. Ir teksto lygiavimas yra su teksto line. Ir būna left, right, center ir justify. Kaip matote, sulygiavo per centrą. Galima naudoti justify, pavyzdžiui. Ir išlygina kraštus, kad būtų ir ten lygu. Ir jeigu prireiks, galite naudoti ant tėvinių puslapių, tai yra visi child elementai bus tokio teksto line, kokį nurodysite.
Tai jeigu, pavyzdžiui, uždėčiau ant body text align, tarkim, į kažką, tai visi paragrafai, kurie yra bodyje, būtų to konkretaus lygiavimo. Ir paskutinis dalykas yra teksto transformacija. Text transform. Ir galite naudoti uppercase, lowercase ir capitalize. Ir visos raidės bus pakeistos atitinkamai pagal tai, ką pasirinksite. Ir buvo ilgas video, bet viskas done. Tai kitame video bus CSS nuorodų formatavimas. Iki.